Mūsų kurienos, važiavimo šaliai ir mūsų mokinė Austė Galina Tomas, jie nepaplokite visi. Let's go! Wow! Dėkojame mažiausiams artistams, jų vadovams už nuostabiausią pasirodymą ir dovanojame solidžią dovaną. Kokia ta dovana? Kokia ta dovana? Ir ką aš čia turėčiau? Mūsų vadovai, paplokime dar kartą. Ačiū jums vadovą, ačiū kolektyvui ir mūsų vaikams. Kaip mes ten darom? Parodykit, kaip mes ten darom. Mes esam knyga, kaip mes ten darom? Mes mėgstam knygą, mes mėgstam knygą, paplokime, prašau mūsų vaikėsiams. Šiandien yra projekto literatūros ir meno kaleidoskopas dalis. Projektą finansuoja Panevėžio miesto savivaldybė. Čia mūsų sponsoriams, beje. Jūs nesijaudykit dėl to. Paplokime. Čia ateičiai kitais. Vaikų biblioteka Žalioji biblioteka džiaugiasi, kad visi vaikai skaito knygas. Ar skaito knygas? Gerai. Kas skaito knygas, pakelkit ranką, o kas neskaito knygų? Ai, tu neskaitai? Tai nenorit gauti šiandien dovanėlių? Nenorit gauti? Ar norit gauti dovanėlių šiandien? Aš taip ir žinojau. Gerai, kadangi mes visi skaitome knygas ir mes šiandien iš tikrųjų išrinkome ir apdovanosime aktyviausius ir mažiausius skaitytojus, tikėdamasi, kad tai paskatins ir kitus vaikus lankytis bibliotekoje ir be abejo skaityti. Taip? Ar norime skaityti daugiau knygų ir lankytis daugiau knygų? Gerai, o aš, ponas Čiau. Beje, ne jūsų šuniukas Čiau. Ir kai jūs darote apčy, darykite apčiau. Visi pabandom? 3, 2, 1 ir apčiau. Gerai, labai džiaugiuosi, kad gavau galimybę pas jus atvykti, apdovanoti aktyviausius skaitytojus ir be abejo apdovanoti jums linksmą šventę. Čia lygtais aš turėčiau tą skaityti, ar ne? Aš ir taip dovanosiu linksmą šventę, nes norim pasiausti šiandien. Taigi, o dabar pakvieskime pačius mažiausius bibliotekos skaitytojus. Ir kasgi čia tokie būtų? Čia blogai, reikėtų nusimtis lakinius, nežinau. Mažiausiai bibliotekos skaitytojai Aleksui Bieliauskui. Paplokime, kur mūsų Aleksas? Aleksai! Kur tu? Ateik čia. Aleksas Bieliauskas yra toks? Nu, gal kitą kartą. Gerai. Tada. Tai pas mūsų mažiausiasis Atija Gaurilkaitė. Atija, kokia maža, tikrai nusipelnė šio vardo. Wow! Ateik čionais, Atija. Gerai. Atija. Tai tau nuostabusis skaitytojas diplomas. Pažiūrėkime į tą kamerą, dabar galim nusišypsoti ir pamojuoti, ne? Taip. Hello. Gerai, o mes visi paplokime ir sakome 3, 2, 1, sakysime apčiau. 3, 2, 1 ir apčiau. Wow, paplokime dar kartą mūsų kartą. Markas Simonaitis yra toksai? Markai, kol mano balsas nedingo, Markas yra toks. Turbūt per daug skaito knygų. Dabar su knygom turbūt jisai kažkur. Gerai, toliau.
Gerai, visa šeima, turbūt, ar ne? Germanas ir Augustas niekai ir jų mama. Paplokime, kur mūsų šeimyna. Oho! Be mama. Mama labai turbūt irgi suskaitė knygų, per daug entuziastinga buvo. Paplokime mūsų draugams! Ir čia, ir nusišypsokim, pasižiūrėkime į tą nuostabią kamerą ir gal galim pamojuoti. Aha, cheese. Ačiū Jums. Ir 3, 2, 1. Ačiū! Ačiū Jums, paplokime mūsų draugams. Gerai. Mes jau įpusėjom turbūt. Barbora ir Jonas Dainorai ir jų tėtukas. Yra tokie? Ačiū Jums. Ateikite, nusifotografuosime per vidurį aš. Ne, va čia ateikite, čia ateikite. Aš per vidurį ir žiūrim į mūsų fotografę ir sakom cheese. Cheese. Ačiū. 3, 2, 1 ir... Ačiū. Gerai. Ačiū Jums, paplokime mūsų draugams. Beatričė ir Benediktas Jasiūnai ir jų tėtukas. Yra tokie? Beatričė? Paplokime Beatričiai. Už visą šeimą stipruolę ateina. Duok 5. Let's go. Šitą diplomuką. Pasižiūrėkime į mūsų kamerą. Nusišypsokime, pamojokime. Ačiū. Ačiū, paplokime Beatričiai. Paplokime Beatričiai. Ir 3, 2, 1. Agota ir Martynas Meškauskai ir jų tėtis. Agota ir Martynas Meškauskai. Agota. Paplokime mūsų Agotai. Tavo diplomas Agota. Nusišypsokime. Padarom cheese. Ir ačiū dar kartą paplokime. Paplokime. Tu nusipelnei šitą dėmesio. Ir 3, ir 2, ir 1. Ir mūsų Lukas Skardžiukas. Lukai. Ne. Nu gal kitą darys. Gal kitais. Deividas Mackevičius. Yra toksai? Deividas Mackevičius. Yra? Yra, paplokime, jisai yra. Gerai, paplokime, Deividai, tau diplomas, duok 5, šaunuolis ir ateikite kartu nusifotografuoti, pažiūrėkime į tą mūsų kamerą, padarom cheese, kažkokį grimasą. Dar kartą paplokime mūsų šeimynai skaitytojai. Ir 3, 2, 1. Rokas ir Lukas Sargautai. Yra tokia? Wow, koks palaikymas! O čia gavo ir visus ką. Wow! Tai turi moksliukai, prašau, įskite Jums. Ir nusišypsokime, pažiūrėkite, ką mes darom cheese. Ir dar kartą paplokime mūsų draugams. Kamilė Pokilaitė. Kamilė. Tau nuostabusis diplomas. O taip pasižiūrėkime ir padarom cheese. Paplokime Kamilei dar kartą. Wow! Ir 3, aš noriu dar garsiau, kad visi darime 3, 2, 1 ir... Wow! Rugilė Batkevičiūtė. Rugilė. Rugilė. Yra čionais? Ar ką žinot? Rugilė. Paplojom jūsų plojimai. Cheese, dar cheese. Pasišypsom. Ačiū tau, paplokim dar kartą. 3, 2, 1. Emilija ir Justinai Kunciems.
yra Emilija ir Justinai. Justinas. Beje, aš vieną Justiną žinau. Vieną aš asmeniškai jų pažįstu. Jis labai geras žmogus. Paplokime mūsų šaunuoliams. Pažiūrėkime į kamerą. Pamojokime. Dar kartą jūsų plojimai. Dar kartą paplokime. Ir 3, ir 2, ir 1. Ir Gabrielius Adomaitis. Kokia, čia ne tas dainininkas Adomaičio, ne to Adomaičio? Gerai. Ar yra Danielis? Gerai. Labai gerai. Gerai. Mūsų Gabrieliau, tau pirmas pažiūrėkime į kamerą ir darom cheese. Ir dar kartą paplokime mūsų Gabrieliui. 3, 2, 1 ir paskutinis. Augustas Žostautas. Paplokime Augustui. Augustai, duok 5, duok 10, pažiūrime į šitą kamerą, tavo diplomas, nusišypsom, padarom cheese. Ne, plaukia, dar nebuvo cheese. Ir dabar dar paplokime Augustai. Ir paskutinį patį stipriausią. 3, 2, 1. Wow, paplokime vieni kitiems. Hello, sveiki. Hello. Kas man tos 5, 10, 15, 20, 22. Toli už vaivorykštės vartų buvo miestas. Niekas jie nėra matęs ir atradęs. Gal tik nykštukas aukso puodu, o gal ir tie, kurie moka svajoti. Visi tame mieste gyveno gerai, dainavo ir skraidė virš debesų. Tačiau vieną dieną kažkas atsitiko to miesto gyventojams. Spalvos išnyko, vaivorykštė dingo ir miestą užklojo tamsus debesis. Miesto gyventojai tapo liūdni, pikti ir išsigandę. Miestas prarado savo supergalias ir nusprendė pamiegoti. Kaip tarė, taip ir padarė. O dabar, iš tikrųjų, susipažinkite su manimi, jūsų šios pasakos pasakotojų ponų. Čiau. Man reikia jūsų pagalbos, beje. Garsiau, nes negirdžiu. Dar garsiau. Atstok. Jo jų kartelėsyk saulėjo, su griausliu aš bildėjo. Skaitytus spalvas į kiemą, nepapaisančikas nuo vieną. Oh yeah, jūs vyriausybė? Yeah. Stebuklų šalyje aš spalva, visus draugus atpalaikėjau. O kai vedus žvelgia, aš nupešiu saulę ir visi padančiu šimtino šuoliu. O kaip mane vadina? Čiau. Kas sako, na, visi kažkos tai ir čiau. Ir dar kartą. Čiau. Kas sako, na, čiau. Visi kartu važiuojame ir yeah.
Čiau. Ir aš tuoj ateinu. Visi kartu. Čiau. Kas sako ne? Čiau. Ir paskutinį kartą. Čiau. Ir kas sako ne? Čiau. Let's go. Kas pamatai? Yeah. What was that, Michu? Yeah, baby. Ir kągi aš dabar čia matau? Kas čia taip blizga? Ar čia kažkokios žvaigždės? Ne? Palaukite, ar jūs matote, aplink mus yra sapnų langai? Nematot? Tai kokiam jūs pasaulį gyvenate? Aš jums įrodysiu čia pas jūs, aplink mus yra slapti, nuostabūs sapnų langai. Žinau, ar čia gali būti tas pats? Ar čia gali būti tas pats miegantis miestas, kuris užmigo, nes nemokėjo nusiraminti, būti draugišku ir džiaugtis? Aš jums tuoj įrodysiu, kad čia yra stebuklingas pasaulis aplink jūsų, miegančio miesto pasaulis. Ir žinot ką, turiu jums pasiūlymą. O jeigu mes pabūtume superherojais ir padėtume sugrąžinti miegančio miesto jo supergalias, galbūt ir mes gautume supergalių ir galbūt miestas atsibus. Ar norite tapti superherojais? Ar norite tapti superherojais? Nes man atrodo, kad ten gale kažkas užmigo. Ar norite tapti superherojais? Gerai. O dabar, kam labai garsu, eikit toliau. Sorry, jūs rėkiat garsiai, aš kalbu, jeigu nekalbėsi, niekas nieko negirdės. Aišku. Gerai. O dabar paieškokime to miesto sapnų languose stebuklingų nusiraminimo supergalių. Gerai, kad jūs būtumėte visi ramus. 3, 2, 1 ir visi ieškom ir. Liuk. Galas. Liuk. Ieškom. Aplink jūs yra stebuklingo miegančio miesto pasaulio sapnų langai. Visi ieškom, visi, kas ten slepiasi. Ir mano murgliame radaras sako, kad ten kažkas yra paslėpta. Visi atidarykime tą slaptą langą. 3, 2, 1 ir man reikia jūsų pagalbos ir. Ir man įsigarsia, kad tai yra. Tempiam, langas. Nedarykit tempo. Tempkit. Wow! Gerai. Dabar nueikit ten kažkas slepiasi, eikit patikrinkit ir iškelkit į viršų. Jeigu rasit. Ei, pakelkit į viršų mūsų katinas. Visi paplokime mūsų draugams. Čia buvo katinas. Ar ne? Taip. O aš noriu pakviesti savo drauges. Man patinka, kaip jūs tylit. Man tas patinka tai. Spalvų pabaisas. Gerai, kas moka kviesti spalvų pabaisas, pakelkit rankas. Pakvieskit dabar, spalvų pabaisas, kur jūs? Spalvų pabaisas. Spalvų pabaisas, kviečiam, kur jūs yra? Spalvų pabaisas.
tiesa. Juk jas aš sutikau Londone, Anglijoje, jos nemoka lietuvių kalbos. Ištiesėm visi į rankas į priekį, aš jums parodysiu, kaip jas tiesti. Ir visi kartu. Kalamanskas, Kalamanskas, where are you? Visi kartu dar kartą ir. Kalamanskas, Kalamanskas, where are you? Jaučiat, kaip magija vyksta. Dabar visi dar kartą paieškom ir. Look. Kalamanskas. Visi susipažinkime su ponu Red. Hello, pone Red. Hello. Visi pabūkime kaip ponuose, pabūkime pikti. Hello, pone. Hello, pone. Vienas ir... Pone, čia vienam laikas yra gerai. Man ką tik pasirodo, kad mes įgavome nusiraminimo super galių. Paplokite vieninį, ne? Vienas ir who is this? Vieną pakreipamą į priekį. Tu. Who is this? Hey, dar vieną pakreipamą. Ir who is this? Ir dabar, man atrodo, kad jūs nusipelnė dovanėlį. Ar norite gauti dovanėlį? Pirmiausia, kas ten negavo? Kas ten negavo? Savo galai. Savo galai. Kas ten negavo? Eikit dar po vieną tada. Eikit po vieną. Visiems neužteks. Laukit. Jo, eik brolius. Savo galai. Eikit